Šie dviejų rūšių užkandukai su lašiša ir su krabų skonio lazdelėmis puikiai tiks artėjančiom šventėm. Pirmiausia, supjaustome prancūzišką batoną ir jo viduje padarome įdubas. O tada su purške aliejumi batono formelės pašauname į orkaitę, kad jos gražiai apskrustų. Ką kokiais kiekiais naudoju įdarams, tradiciškai surašysiu komentaruose. Įdarui su lašiša supjaustome lašišą, avokadą, agurką. Žinoma, nepamirštame ir krapų. O įdėjus tepamo sūrio belieka viską gerai išmaišyti. Na ir druska, pipirai pagal kiekvieno skonį. Antras įdaras bus su krabų lazdelėmis. Supjaustom krabų lazdelės, kiaušinius, dedame konservuotus kukurūzus, majonezo, smulkintų krapų, druskos ir pipirų pagal skonį. Ir viską gerai išmaišius belieka sudėti į atvėsusias batono formeles. Salotos lapas ant krašto tam, kad atskirti užkandukų su krabų lazdelėmis. Dar šiek tiek raudonų ikriukų ir mūsų užkandukai šventiniam stalui paruošti.